Skaitmeninių technologijų naudojimas gali pakeisti žaidimą, tačiau labai svarbu kontroliuoti savo sveikatą ir gerovę. Pirmiausia, pakalbėkime apie ekrano laiką. Ribų nustatymas ir reguliarios pertraukėlės tikrai gali padėti sumažinti akių įtampą ir diskomfortą. Svarbiausia sukurti subalansuotą skaitmeninę rutiną, apimančią veiklą neprisijungus, kad išvengtumėte streso. Tada yra mūsų psichinė erdvė. Programų pranešimų išjungimas prastovos metu padeda išlaikyti sveikesnę pusiausvyrą. Nuostabu, kaip daug aiškiau jaučiasi protas be nuolatinių pinklių. Ir nepamirškime apie saugumą. Patikrinkite savo privatumo nustatymus socialinėje žiniasklaidoje. Labai svarbu apsaugoti save ir kitus nuo tokių problemų kaip patyčios internete. Galiausiai technologijos gali būti gėrio jėga. Tokios priemonės kaip balso atpažinimo programinė įranga gali turėti didžiulį poveikį, ypač žmonėms su negalia, skatinant socialinę įtraukti. Atsižvelgdami į savo skaitmeninius įpročius, galite klestėti šiame internetinėme pasaulyje, išsaugodami savo sveikatą ir gerovę.